skauda alkūnę ir girdėjote apie epikondilitą ir manot, kad jis yra pas jūs, aš jums rodysiu mankštas, kaip jo atsikratyti. Jeigu jūs esate pirmoje fazėje, reiškia, liga ką tik prasidėjo arba trunka keletą mėnesių, tai efektyviausias gydymo būdas yra mankštos. Ir aš jums dabar parodysiu kelis pratimus, kurie jums gali padėti. Pirmas. Dilbis padėtas ant stalo, jisai nejuda, dirbam tik su delnu, keldami delną į viršų, maksimaliai sutraukiam dilbio tiesėjus, laikom 4 sekundės, tada delną leidžiam žemyn, atplaiduojam dilbio tiesėjus. Antras. Dilbis padėtas lygiai taip pat, jis nejuda, delną keliame į viršų, kuomet susitraukia priešinga raumenų grupė, linkėjai, juos įtempiam, laikom 4 sekundės ir leidžiam delną žemyn, atplaiduojam raumenį. Trečias pratimas. Delną laikom šonu, dilbis padėtas nejuda, delną keliam į viršų, kuomet įsitempia raumuo, leidžiam žemyn, raumuo atsipalaiduoja. Ketvirtas pratimas. Pasiemam kokį nors objektą į delną, jį suspaudžiam, laikom suspaudę 4 sekundės ir pilnai atpalaiduojam. Kad jums būtų lengviau įsivaizduoti, ką tuo pratimu reikia padaryti, jums reiktų raumenį pratempti kaip harmonika, pilnai ištempiantį ir pilnai suspaudžiantį. Tuomet sausgyslė, kuri tvirtinasi prie kaulo, į tai reaguos ir padarys iš standžios į elastingą. Kiekvienam pratimui yra skiriama 4 minutės, 4 pratimai daromi 4 kartus dienoj, vieno pratimo laikas, užlaikymas delno apie 4 sekundės, ir tai daroma 4 savaitės.